tu mane, aš labai bagota, mano papai didelį, garbanota. Ir pirmadienį ypač. Utka garbanota. Ančiukas garbanotas. Mano garbanotas ančiukas. Tiesa, aš tai neturiu ančiuko, bet šiaip jeigu fotkinasi, ančiuką galima padaryti su abiejom lūpom. Jo, ne tik su burna. Čia biški voniukė prigavo, čia biški forumiukas liūdė. Labas, draugai. Su jumis Justinas Jankevičius, Rolandas Mackevičius. Radistai nuo 19 iki 22 valandos, kaip ir visada, per Zip FM. Zip FM! Būsim čia dar kol kas be Jono, tačiau... Kol dar profesorius Katkus mūsų neuždraudė, ką jisai žadėjo padaryti beje. Taip, aš jau nesitikėjau darbą ateiti iš tikrųjų. Aš irgi kažkaip, žinai, galvoju, nu va, viskas šakės. Praverčiau sekmadienį vakarės į VLT, bet... Bet ateini ir žiūri, ačiū, atrodo dar mus transliuoja. Ačiū, kad... Tai va, tai ačiū profesoriau, kad mes dar vis galime šnekėti bangomis. Ir gal iš karto tada apie utkas pakalbėjai. Apie ančiukus. Apie ančiukus. Draugai, brangus ir ne tik. Kaip jūs tai tavo savaitgalis? Gerai, žinok, buvau šeštadienį Jumoro klube. Ir kaip? Kaune buvo. Kaune buvo džempabe. Ir žiauriai gerai buvo. Smagu, prisijuokiai pats? Tai aš tik tai riekiausi. A tu nedaliu... Ne. Aš ramiai. Neišsišokai, kaip sakė. Neišsišokau, žinai. Period Batkinį nilės, žinai, tipo, tai 3 draugai mano, Vaidotas Šiožinis, visi, kas turite Facebooką, pakvieskite Vaidotą Šiožinį į Facebooką draugauti. Vaidotas Šiožinis, man atrodo, jis jau užsienė. Būsima žvaigždė čia yra. Ne, aišku, bet jisai tiesiog mėgsta turėti daug draugų Facebook'e. Okay. Tai va, tai ir šiaip žiauriai fainas bičias. Ir tada kiek užtruko laiko, klausyk, man tai įdomu. Pavyzdžiui, ateini, 2 valandas pasiekė ir ką toliau, tiesiog geri alutį ir aptarnėjai, ne? Nebūtinai alutį. Nu kažką tai. Galima ir sultis gerti, galima ir limonadą gerti. Vėl metai gerti? Kaip matai iš mano ištinusios rožos, ne. Dar ne. Ne, tai tipo, nu ką žinau, bet žiauriai gerai buvo džempabas, tai buvo visiškai visi alkūnių balius, taip visi susigrūdė ir žiauriai gera atmosfera, iš tiesų respektas Kaunui. Dar kartą, eilinį kartą Kaunas patvirtino, kad yra bene šilčiausia publika Lietuvoje. Žinai, Vilniuje dėl to, kad yra labai daug visokių renginių, jau jie snobai pasidarė. Žinai, ir šiaip suvažiavę iš labai keistų miestų ir nežino, kaip elgtis gal tikriausiai. O Kaune taip žiauriai gerai buvo. Ir pritariu. Iš tiesų daug kas neįėjo, tai tiems, kurie neįėjo, sorry, kitą kartą mes šitągi tikrai įleisim. Kaip dažnai džeminama bus tam pube? Aš nežinau, bet sakė, kad jau norės dar kartą. Tai tipo, bus gerai. Gal mėnesio laikotarpį kažkaip. Va, tai žodžiu, tai Jumoro klubas iš tiesų pasisekė. Anekdotų papasakojom. Pasiekėt. Harašo. Va, klausykite, draugai, tai mes iki 10 valandos būsime su jumis ir to jau nuskambės mūsų tributas Giovanniui, kuris dabar yra Egipte. Bando išvokti Tutanchamono dar neatrastus kapus. Susirašiau šiandien, sakė, varys į divingą. Į divingą? Su bautu? Manau, kad su bautu padaivinti po oceaną? Po sea. Ir paskui varys su šitais, su offroaderiais į safari. Ai, va kaip. Tai tikiuosi tairų nenuleis. Ir turės gerą dinerį, žinai. Ir kokie taigeriai neužįtins. Jo, svarbiausia, nenuįtins kojas. Legsų. Svarbiausia, kad, kaip sakant, neužtrokštų jie. Gerai.